Kuri iš jų yra ištekėjusi, Samanta? Nei viena. Nei viena? Mhm. Kodėl tu taip sprendė? Nežinau, žinau, ką aš negaliu atsakyti tą klausimą. Čia nemišlėti tiesiog iš vis. Nesąmonė kažkokia. Nes tai priklauso nuo moterų amžiaus ir nuo taip, kaip jas atrodo. Kas priklauso, ar jinai vedus yra ar ne? Taip? Ne, bet tai esmė tokia. Eina 3 moteris, ne, rankoje laiko ledus. Viena laižo, antra laidus čiulpia, Aš nežinau, gali būti ir vedusios, ir nevedusios, čia skirtingai. Bet kaip tu manai, kuri iš jų yra vedusi? Ta, kuri kanda. Ta, kuri kanda? Nu. Taip. Žinok, teisingas atsakymas vedus yra ta, pas kurią ant rankos yra vestuvinis žiedas. Na, bet čia žinai. Gudrė, ne? Nu, gerai, O pas mus kaip tik atėjo mūsų režisierius, gerbiamas Giedrius Mildeikis. Galbūt girdėjai apie jį? Ne, kol kas ne. Jisai labai yra Lietuvoje gerbiamas režisierius ir Giedriau, čia ta Samanta, apie kurią mes tau pasakojame. Labas vakaras, vyrai. Labai smagu girdėti, kad jau turit personažų, veikėjų. Ir šiam bendram filmui, kaip suprantu, ir amerikiečiai jau pasiruošę su visom kamerams visko įgyti į Lietuvą. Europa. Aš kariauju. Nes mes tarėmės, galbūt bus filmas ir toliau, ne tik Europoje. Ar jau yra išrinktas pavadinimas? Pavadinimo nedrįstu sakyti, nes dažniausiai turi pirmą pasirodyti bent jau traileris vadinamas, tas lietuviškai, nežinau kaip jis lietuviškai vadinasi, o paskui jau išduosime pavadinimą. Ir mes būtent norėjome, Samanta, tave pasiūlyti būtent Giedriui Mildeikiui į aktorės lietuviškam bendram Lietuvos Amerikos projektui. Ar tave domintų toksai dalykas? Žinoma, ir kažką girdėjau, kažkas susijęs su thrilleriu, taip? Be abejo. Atsiprašau, Giedriau, gal galėtum papasakoti? Neišgirdau klausimą, bičiulė. Pirmą kartą girdžiu, kad kažkada lietuviai statytų thrillerį. Teisingai, sorry. Aš palauk, tik Giedriui duodu ausines. Aš kaip tik... Atsiprašau, nes tik grįžau į studiją. Kaip tik kalbėjome apie tai, kad mes ruošiamės jūs, tai yra Giedriau Mildeikį, ruošitės filmuoti naują projektą su amerikiečiais bendrą. Ir Samanta sakė, kad girdėjo, kad tai bus kažkai tai thrilleris, čia tiesa? Ar... Taip, tai bus thrilleris bet kuriuo atveju, nes dabar reikia sudominti žiūrovą ne šiaip savo šokiruojančiais vaizdeliais, bet dar ir gerų scenarijum. Ir iš karto perspėju, kad gali būti taip, kad scenos bus labai atviros, nes Lietuvai ir pasauliu reikia to, kas galėtų nustebinti, nes paprastai nusifilmuoti yra labai daug manikenių, ką galima surinkti, bet mums reikia kažko išskirtinio. Sakykit, o pagrindinį aktorių jūs patys rinksite, ar Sandra galės išsirinkti iš tam tikro kiekio pateiktų? Bus bendras castingas, kas be ko, be castingo joks neprasideda veiksmas. Sandra, gal tu... Aš noriu paklausti, o jūs renkat profesionalias aktorės, ar šiaip kokias mergaitės su dailiais užpakaliais? Ne, tik profesionalias, aš kaip suprantu. Tai profesionalias, taip. Be abejo. Dar aišku, neatrastus deimantus, jo. Ir kad mokėtų kalbas užsienio svarbiausiam. Samanta, tokį klausimą turiu. Ar tu įsivaizduoji kokį nors aktorių, kuris galėtų, kaip sakant, šalia tavęs stovėti kadre? Ta prasme, kaip suprasti? Na, tau bus leista pasirinkti pagrindinį vaidmenį atliekantį vyruką. Ta prasme, iš visų užsienio? Ne tik iš visų užsienio. Kaip yra gerbiamas režisierius? Kadangi bus daug rolių ir aišku bus pagrindinis, galbūt atiteks pagrindinė moterį iš Amerikos, tai yra numatyta Sandra. Gal teko girdėti tokią Sandrą. Pavardę tikriausiai visi žinote. Bulka lietuviškai, jie pripratę vadinti. Bet čia vėlgi neaišku, gali būti daug svarbesnių vaidmenų, bet kadangi reikia garsių vardų, tai nenusteb, kad gali būti tavo partneris irgi labai žymus. Pavyzdžiui, koks? Pavyzdžiui, Klūnį, Depas ne, matai, jis nevaidina thrilleriuose. Vaidina. Na, thrillerį aš nemačiau. Paskutinis yra turistas, Angelina Jolie thrilleris filmuotas Paryžiuje ir Venecijoje. Gal tu visiškai ir teisi. Nes aš mačiau sąrašą ir tenai buvo Klūnis sąraše.
Rolas, nieko to apie kiną nesupranti. Duokime pasišnekėti kino industrijos dviems. Galbūt vienam jau esamam, o kitai galbūt dar būsimai žvaigždutei. Okay. Bet suprantat, pavyzdžiui, tai yra pliusas, kad aktoriai yra graži, tai yra pliusas. Ne, tai yra privaloma, nes niekas nežiūrės, išeis iš vidurio kino, jeigu pamatys, kad yra nesimetriškas veidas. Čia visų pirma. Nebūtinai yra, pavyzdžiui, Europoje yra ne Hollywoodas ir tik Hollywood yra tos plastinės, ten aktoriai yra kaip lėlės, pavyzdžiui, Europos kinas, žmonės daugiau atrodo kaip paprasti, kaip iš gatvės, tai nėra ypatingai. Aišku, tai žmonės yra simpatiški, žavus, bet nėra tokio stabus grožio europietiškam kine. O tu save prie kurių priskirtum? Prie tų žavių ar prie tų, kurie tiesiog tinka gerai vaidinti? Ar prie tų gražuolių? Save? Nu, koks tavo modelis būtų, kokį tu rinktais? Ir prie tų. O, tiesiog. Bet čia, žinai, kaip ir protingas ir gražus negali būti viename dažniausiai. Gali užėsti išvaizdą ir talentą. Protingas ir gražus negali būti. Samanta pas mus yra graži ir talentinga. Ai, atsiprašau labai. O, tai ir protas. Vėlgi, kaip ir minėjau, yra castingas, tarptautinis castingas. Dėl proto galėčiau pasiginčyti. Čia nuleidom, negirdom šitą frazę. Dėl castingo aš vėlgi grįšiu prie tos pačios temos, kadangi yra labai profesionali komanda, mums reikia atsirinkti ir castingas parodys, kas yra gražus, kas yra protingas. Ir tada, aišku, įsiskirstys vaidmenys. Bet manau, kad... Matai, kas liečia trilerį, 100% duodu, kad nurungčiau visas, nes... O, toks pasitikėjimas jau vertas 10. Tai vaidmenys, kurie reikalauja daug jėgų ir fizinės ištvermės. Mano energija yra vienetinė. Supratau, iš savo pusės galiu pažadėti, kad be eilės castingas tau, vien tik už tavo pasiryžimą ir už tokią tvirtą poziciją. O Samanta, tu turėjai ką nors bendro su kovos menais galbūt? Taip, kickboksas. Dar ir kickboksas, prie viso kito dar ir kickboksas. Ar bus kovos scenų? Kas be ko, trileris. Tai jeigu tave pjauna, tu turi ir bent elementariai priešinti. O jūs čia rimtai kalbat, nes pigiam biudžete aš nelabai dalyvauju. Kokiam pigiam biudžete? Taip. O aš tau, ką nors sako Sandra Bullock, tai čia yra labai pigi aktorė šiai dienai. Jo, čia žinoma, Sandra Bullock, ne, o ką, tu kažką turi bendro su Sandra Bullock? Nu taip, tai galų gale, tai aš tik tai tau išduodu labai nedidelę paslaptį viso projekto. Nu super, tu klausyk, čia rimtai šnekėt šiaip ant bairio. Ne, aš tai visai rimtai, aš jaukaut net nemoku. Aš nežinau, Samanta. Vyrai žino, aš menininkas. Aš į Giedrių kreipiuosi. Jūs. Ir jo antakiai suraukti visada, kas. Aš su skrybelė vaikšto, tai jau daug ką pasako. Tai man labai malonu, kad tu, Samanta, taip iš karto familiariai. Žinai, matot, aš profesionaliai bėgu, lipu, kopiu, plaukiu, net šaudau, spardau. Ne, tai yra svarbiausia tam žanrui, tai yra kas be ko. Nu, mes ne grožio konkursą registruojam. Nu, bet ir grožis yra pliusas. Alio, Samanta, aš tik norėjau dar paklausti tavęs, o kai, ar tau jau teko vaidinti prieš kamerą ir jeigu teko, tai kokia tai buvo situacija? Teko. Alio. Čia buvo daugiau televizija. Alio, Samanta. Alio. Klausau. Alio. O kur dingo jinai? Bet va žinok, ir vakar lygiai taip pat. Pas mus gal čia su linijom blogai. Padėjo ragelį jinai gal? Aš nežinau, man atrodo, kad čia yra problema tame, kad pas mus yra su laidais. Tu pažiūrėk, paklibink va tą laidą. Va šitą? Va šitą laidą paklibink. Alio. Nes man atrodo, kad čia pas mus yra būtent iš mūsų telefono linijos. Paklausk, alio. Alio. Giedriau, mes labai atsiprašome, turime problemų su linija. Mano asistentai su jumis susisieks taip, kad nematau problemų. Manau, kad asistentai būtinai, žodžiu, pasikviesime jūs ir dar kartą. Ačiū Jums labai, kad buvote. Garbė buvo turėti Jūs mūsų studijoje. Ir kartų, draugai, radistai su Jumis susitiks iš karto po vienos dainos. Ačiū. Sudie. Tinka Jums tai? Draugai mano, tai buvo Samanta, mūsų kasdienė, miela pašnekovė. Ir žinoma, Giedrius Mantinį, prieš gatvės lygą. Gatvės lygą už 11 minučių.